esu Šarūnas, mokiausi informatikos mokslus Danijoje, universitete UCM. Studijas Danijoje pasirinkau dėl to, kad jos yra nemokamos. Taip pat turiu nemažai draugų Danijoje, kurie jau studijuoja tenais ilgą laiką ir jų atsiliepimai yra labai geri. Danijoje paskaitos vyksta keliais principais. Dominuoja grupinis darbas. Tai studentai susirenka į mažas grupelės ir atlieka kažkokį tai praktinį darbą. Kas be ko vyksta teorinės paskaitos, kaip ir pas mus Lietuvoje. Iš tiesų buvo šioks toks kultūrinis gal šokas, nes labai daug studentų iš įvairių šalių, net iš kitų žemynų atkeliavę studentai. Bet kelių savaičių bėgyje pripratau prie anglų kalbos ir po to viskas tik gerynėje. Apgyvenimo galimybės iš tiesų yra dvi. Tai yra arba studentų bendrabutis ir yra galimybė gyventi bute. Su kitais studentais kainos iš tiesų yra panašios. Mėnesinės išlaidos, skaičiuojant viską, tai sakyčiau yra nuo 1300 litų, gali svyruoti iki 2000 litų, priklausant tą poreikį. Su darbu yra taip iš tiesų, kas ieško, tas randa. Nes darbo tenais yra, jį susirasti yra šiek tiek sudėtinga, nes kvalifikuoti darbai reikalauja danų kalbos, o nekvalifikuotams darbams yra nemaža atranka. Taip kad tiesiog reikia ieškotis ir tikėtis, kad pasiseks. Kadangi yra studentų iš begalės šalių, tai yra žymiai daugiau užsiėmimų studentams negu Lietuvoje, nes kiekvienas studentas turi ką papasakoti, turi ką pristatyti iš savo pusės, iš savo šalies. Tai sakyčiau, kad studentų gyvenimas tenais yra labai turtingas, tikrai nesigailiu. Ir jeigu dar planuosi studijuoti, tai tikrai tik tai į Daniją.